Sveiki, mano brangūs ožiaragiai, čia yra Taro kortų prognozė jums 2025 metų kovo mėnesiui. Iškart paprašau pakomentuokite, kaip jums praėjo vasaris, koks pas jūs buvo vasaris, ar buvo sunkus, ar buvo lengvas, ar maišytas, ar buvo energetika kažkokia daugiau neigiama ar teigiama. Man vasaris buvo labai bangotas, tokie amerikietiški kalneliai ir pakankamai sunkus mėnuo, tokia sunki energetika. Tai vat jūs irgi brūkštelkite, pakomentuokite, o kas pas jūs išsipildė, galbūt kažkas tai iš mano prognozių, iš mano pranašysčių, būsiu irgi labai jums dėkinga. Taip, dabar pradedam nuo kvailio kaladės. Jūs galite mintimis irgi suformuluoti kažkokią intenciją, gauti savo naudingą atsakymą šio video įrašo metu ir išgirsti kažkokią naudingą informaciją. Galbūt jūs gausite atsakymą į jūs kamuojantį klausimą, o mes pradėsim žiūrėti ožiaragiai, kas jūsų laukia kovo mėnesį. Traukiu kortas. Taip, pirma korta, 4 kardai. Antra korta, 3 kardai. Pasižiūrim, 3 kardai, patikslinimą, kokios čia gali būti pas jūs problemos, mano brangieji. Taip, žiūrėkit, 4 kardai tai yra korta poilsio arba ligos. Tai vėlgi kažkam tai galbūt atėjo laikas pailsėti, galbūt imsite iš tikrųjų atostogas kovo mėnesį ir tiesiog atsitrauksite nuo visų reikalų. Kažkam tai gali prasigruoti, kaip irgi tokia pauzė sustojimas dėl ligos. Dėl ligos. Matot, čia žmogus guli lovoj, čia ne lova, bet žmogus guli ir žmogus turi atgauti savo jėgas. Tai vat jisai būna, kad guli dėl to, kad susirgo, tai gali būti kažkokius, ten tikriausiai dabar sezoninės peršalimo lygos, gali būti dėl to, kad žmogus sąmoningai suprato, kad jisai yra jau antiek pervargęs, jo fizinis kūnas tiek pervargo, kad atėjo laikas paimti pauzę, sustoti ir sąmoningai pasiema kažkokias atostogas, kad atsigauti ir kad negriūti paskui kažkokią lygą, kad fizinis kūnas nesunegaluotų. Taip, toliau iškrito korta 3 kardai. 3 kardai, tai matot, praverta širdis, tai paprastai problemas, kurios užkrenta ant žmogaus, sakykime, pečių, kurias reikia spręsti. Taip, aš iškart pasiėmiau patikslinimo kortas, pasižiūrėti, kas gali jūs skaudinti, kas gali jūs neraminti, kokios problemos jūs galite spręsti kovo mėnesį. Tai iškrito korta atsiskyrėlis. Atsiskyrėlis tai yra, paprastai vienatvė. Tai yra arba kuomet žmogui trūksta vienatvės, pabuvimo vienu su savimi, žmogus antiek pavargo nuo lėkimo, bėgimo, sociumo, aplinkos, šeimos, darbo ir viso kito, kad per daug bendravimo, per daug sociumo, kad jam trūksta pabuvimo vienu su savimi. Ir dėl to jisai jau jaučia stresą, jį tai kamuoja, jis jau nori, jis visas susinervinęs, jisai visas toksai įtampoj ir nori pabūti pagaliau, svajoja, kadagi aš galėsiu bent jau savaitgalį praleisti be vaikų, be šeimos, be antros pusės, be kolegų, be skambučių, bet visą laiką kažkokių tai problemų sprendimo. Tai vienas variantas. Kitas variantas, kaip tik žmogų kamuoja vienatvė. Tai žinoma, jūs, kiekvienas iš mūsų yra labai skirtingas ir individualus ir gyvena skirtingą gyvenimą, tai kažkas tai yra iš tikrųjų vienišas ir gali jį kamuoti tą vienatvę. Gali ateiti toks stiprus vienatvės pojūtis ant to širdies, tokia širdgėla, toks ypatingai toks liūdesys stiprus, kad dėl tos vienatvės tikrai tokia bus labai graužatis stipri. Toliau iškrito korta pentaklių tūzas, o pentaklių tūzas tai yra finansinė korta, tai yra visi finansiniai, turtiniai reikalai. Tai tikriausiai vėlgi jūsų kažkokia tai problema,
kuri jūs kamuos kovo mėnesį, gali būti susijusi su finansais. Galbūt bus kažkokių tai neišspręstų finansinių reikalų, kurie vėlgi bus jums ant širdies ir labai stipriai, neduos jums ramybės, sukels nerimą, sukels baimės, sukels stresą ir taip toliau. Taip, žiūrim toliau, mano brangus ožiaragiai, aš imu Iliuminato kaladę, kovo mėnesio pradžia pas jūs iš tikrųjų gali būti nelengva, gali jūs nuliūdinti, bet viskas priklauso nuo požiūrio taško. Žinoma, problemos visada mus lydi, mes negalim be problemų, bet kaip mes jas priemam, išsprendžiam, kaip mes jas reaguojame, tai labai duoda didelį, tokį, sakykim taip, priėmimas problemos. Tai yra mūsų asmeninis požiūris į tą problemą. Tai jisai gali būti išpūstas, iš musės padaryti dramblį ir savo tokį stresą įvaryti, o galima tiesiog priimti kaip yra, suvokti, kad visos problemos bus išspręstos ir, taip nedėti didelės reikšmės tai problemai. Taip, žiūrim toliau, ožiaragiai, kovas, kas jūsų laukia. Pirma korta 6 pentakliai, antra kortas teisingumas. Žiūrėkit, tai 6 pentakliai tai yra pagalba, moralinė ir materiali. Tai, kad nepergyvenkit, mano brangus ožiaragiai, jūs sulauksite kaip moralinės pagalbos, psichologinės pagalbos, tai yra jūsų artimieji, jūs palaikys, jeigu jums reikės iš tikrųjų, bus kažkoks tai įsiskaudinimas, bus kažkoks tai stresas, tai gausite ir moralinį palaikymą iš savo artimųjų. Ir vėlgi, jeigu bus problemų su tais pinigais, su pajamom, kažkokiu neišspręstų pagal 6 pentaklius, tai yra taipogi ir materiali pagalba. Tai vėlgi, jeigu pasidalinsite, kreipsitės pas savo artimuosius, draugus, tėvus, partnerius ir taip toliau, jums būtinai padės išspręsti tą problemą. Arba paskolins pinigus, arba padengs, arba sprendimo variantą kažkokį duos. Tai neslėpkite, nelaikykite viską savo širdyje ir negalvokite, kad jūs kažką tai užkrausite savo problemomis. Mūsų artimieji, mūsų draugai, mūsų partneriai, mūsų ten tėvai, vaikai ir yra tam skirti, kad mes su jais dalintumėme savo problemomis ir tai ir yra žmogiškoji sąveika, kad kitas žmogus pasiūlys kažkokią savo pagalbą ir padės jums išspręsti. Jeigu tylėsite, tai žinoma, kad jokios pagalbos nesulauksite. Taip, ir korta teisingumas, tai yra labai geras ženklas, kad viskas pas jūs klostysis vadovaujantis teisingumo principu. Teisingumas tai yra, ką pasėsi, tą ir pjausi. Tai vadinasi, kovo mėnesį jūs susidursite su savo praeities veiksmų ir poelgių padariniais. Ir visos tos problemos, kurios užgrius, tai ir bus kaip pasekmes. Tai yra ta atėjusi karma, ką pasėsi, tą ir pjausi. Tai jeigu jūs visą tai priimsite būtent taip, filosofiškai vadovaujantis visatos ar karmos dėsnių, kad atėjo kažkoks tai atpildas už tai, ką jūs buvote praeityje pridirbę, tai ir priimkite kaip tokį nedidelį kažkokį atpildą, su kuriuo jūs lengvai pakankamai galėsit susitvarkyti. Pagal teisingumą paprastai viskas išsisprendžia, visos tos problemos išsisprendžia ir viskas einasi tolyn, viskas gerai. Tai labai gera korta, tai yra, korta, kuri rodo tai, kad viskas gyvenime mums duota iš tikrųjų vadovaujantis teisingumo principų. Nėra nieko tokio, kas vyksta dėl, šiaip savo. Nieko nėra šiaip savo. Viską mes patys nulemiam. Savo mąstymu, savo įsitikinimais, savo veiksmais, savo poelgiais ir taip toliau, ir priimtais sprendimais. Todėl viską taip ir priimkite, kad, kuomet priimate vienokį ar kitokį sprendimą, ar vienokį ar kitokį poelgį, jūs turite žinoti, kad ateityje
jūs susidursite su to poelgio pasiekmėmis. Tai va, mano brangus ožiaragiai, čia buvo tik bendra prognozė, kas nori užsakyti savo asmeninę prognozę, žinot, kur kreiptis, galite ją užsakyti mano elektroniniai parduotuviai, būrimas taro kortomis LT, ten pasirinksite savo tinkamą dėlionę, apmokėsite ir gausite kelių dienų bėgio video įrašų formatu. Nuostabaus, sėkmingo jums mėnesio.